Kaip krikščionybė iš persekiojamos mažumos tapo didžiausios pasaulio imperijos oficialia religija. Du pagoniški varžovai kovojo dėl Romos ir vienas jų mūšio išvakarėse pamatė keistą ženklą. Danguje pasirodė ženklas, kuris amžiams pakeitė istoriją. Ankstyviesiems tikintiesiems būti krikščionimi Romos imperijoje buvo pavojinga. Jų sekėjai rinkdavosi slaptai, o kankiniai buvo draskomi liūtų arenose. 303 mūsų eros metais Diokletianas bandė visiškai sunaikinti tikėjimą. Krikščionys kėlė grėsmę pagoniškai vienybei ir žinoma buvo nelojalūs Romos dievams. Bet vyko ir kai kas kita. Imperijoje sklido keisti gandai. Po Kristaus mirties pagoniški orakulai prarado ryšį su dievais, o ženklai išseko. Atrodė, kad krikščionių judėjimas trukdė, senieji dievai mirė. Nepaisant Diokletiano žiaurumo, krikščionybė per vieną kartą parklupdė imperiją. Kaipgi? 293 mūsų eros metais Diokletianas bandė išspręsti imperijos nestabilumą, padalydamas ją į tetrarchiją su 4 valdovais. Tačiau tai tik sukėlė naujas galios kovas. Išryškėjo 2 pagrindiniai pretendentai į visos imperijos kontrolę. Maksencijus valdęs Romą rėmėsi tradiciniais imperijos pagoniškais dievais. Konstantinas, taip pat praktikuojantis pagonis, valdė vakarus, bet vis labiau simpatizavo krikščionybei. Prieš susidūrimą Konstantinas gavo rimtą įspėjimą iš savo žinių. Aukos rodė blogus ženklus, o žinia buvo aiški – nesmūgiuok pirmas prieš Maksencijų. 312 mūsų eros metais Konstantinas padarė netikėtą žingsnį. Jis visiškai nepaisė įspėjimų. Po pergalių virtinės Italijoje jis pamatė galimybę užimti Romą ir nuvedė savo kariuomenę į sostinę. Užuot likęs už Romos sienų, Maksencijus pasirinko susitikti su juo atviroje kovoje. Jis taip pat konsultavosi su orakulais, kurie jam užtikrino: spalio 28 dieną Romos priešas žus. Tačiau prieš pat mūšį atėjo nauja žinia, ir ji nebuvo panaši į ankstesnes. Pasak Euzebijaus, Konstantinas, žygiuodamas su savo kariuomenė, pažvelgė į dangų ir pamatė kryžių švytinti dievišką šviesą. Kartu su juo žodžiai in hot signo vinces, kas reikštų su šiuo ženklu nugalėsi. Konstantinas, niekada nebuvęs krikščionimi, liepė savo kariams ant skydų nupiešti Chi ir Ho, pirmasias graikiškas Kristaus vardo raides. Spalio 28 dieną armija susitiko prie Romos netoli Milvijaus tilto, svarbaus Tiberio upės kirtimo. Konstantino kariuomenė buvo mažesnė skaičiumi. Senieji dievai buvo prieš jį. Jei jis dabar būtų nugalėtas, krikščionybė žlugtų kartu su juo. Prasidėjus mūšiui, Konstantino kavalerija apėjo priešus iš flango ir jo pėstininkai laiku smogė į priekį. Maksencijaus pajėgos traukėsi per Tiberį, bet tiltas užsikimšo panikos apimtais kariais. Laikina medinė konstrukcija pastatyta jo atsitraukimui sugriuvo ir Maksencijus su savo kariais nuskendo upėje. Iki vakaro Konstantinas įjojo į Romą kaip nugalėtojas. Valdydamas Romą, Konstantinas padarė tai, ko joks imperatorius nedrįso. Jis atvirai priėmė krikščionybę. Neabejotina, kad pergalė prie Milvijaus tilto buvo Dievo valia. Konstantino Milano ediktas greitai suteikė krikščionybei toleranciją, o Nikėjų susirinkimas nustatė vieningą tikėjimo išpažinimą. Imperatorius net asmeniškai finansavo didelių bažnyčių statybą ir apsupo save krikščionių patarėjais. Krikščionybės plėtra po to buvo stulbinama. Krikščionių procentas imperijoje nuo mažiau nei 10% prieš Konstantino viziją per vieną kartą išaugo iki 60%. Krikščionybė ne tik išgyveno Romą, ji ją užkariavo. Kryžius, kadaise buvęs gėdos ir egzekucijos simbolis, tapo imperijos emblema. Paruošta pagal The Culturist medžiagą.